Apie partizanus irgi įdomi istorija kokia nors gali būti. Tai žinau, kad žuvo brolis jau. Tai čia po karo, aišku. Kaip slėpėsi ant pirties. Karo metu. Ai, karo metu dar rusų nebuvo užėję. 43 metais. Tai čia dar Vokietija buvo. Kurgi Vokietija? Trečiais dar Vokietija. Rusai buvo atėję. Tik rusai atėjo. Ai, Šiaurės Lietuva, jo? Taip. Nu tai va. Biškai buvom štai dieną, paskui ant nakties į klojimą suėjom visi. Kokiam čia rajone ir kaime? Zarasų, Pailgių kaime. Zarasų rajone Pailgių kaime. Taip. Tik kartas Pailgių kaimas, ar ne Rokiškio rajonas, gal Zarasų rajonas. Ant ribos. Klausė, taip, ant ribos. Prie Dusetų kur tai? Prie Dusetų, ne? Čia prie Užantazavės dar. Užantazavės. Čia Aleksandrėlės, Obelių atakas. Tai Obeliai tai buvo Rokiškio, o kai tas kaimas tai Pailgės priklausė, čia dar Zarasų rajoną. Tai va, stribai užpuolė su kareiviais. Išvėrėm, brolys jų žuvatėm. Na, tai jau buvo pasislėpę partizanauti. Taip, partizanauti. Mūsų šeima, matai, tai jau neprieškinė. Specialiai padaryta, tai jinai buvo, o kitų, kiek buvo, ne viena nepaėmė, į kariuomenę neėmė. A mūsų visiems reikia eiti. 4 broliai buvo, visiems reikia eiti. Visi metai kliūdė. Na tai va, a mes neėjom. Na tai va, brolį Vladą paėmė, dar kaip seniūnas anksčiau. Buvęs seniūnas, tai nuteisė 10 metų, vyresnį brolį, tai vis dar laukia dirba su arkliais arė, tai atėjęs stribai pasiėmė, parsivarė namo, jis kol žinai stribai, taigi jis turėjo darbą, dar žiūri, ką parsineš, pavogt, pagrobti, tai lašinių dešrų, rūbų, žinai, visur vertė. Ieškojo, tai jis dar to pasinaudoja bėga, paskui šaudė, sužeidė. Ir pagavo. Pagavo, tai parsivarė. Tai paskiau atidavė gydytis, tai išvežė Rokiškio ligoninę. Tai ligoninę jį apgydė. Bet ir paskui slapstės, taip pasiūlė. Tai jis nebuvo išvežtas Vladas. Vladas buvo. Išvežtas Uktoj. Uktoj. Lagerį. Uktoj, paskui kažkur tai susilydo, Karagandoj. Jo, bet tie stribai tai žinomi buvo. Ne iš kažkur, ne iš Maskvos atvažiavę. Stribai. Tai jie dar... Vietiniai rusai ir kiti, bet tie patlažiai gal dabar valdžioje sėdi. Ne, bet jie jau 900 buvo numirę gal, ar ne? Jų negalima buvo priduoti prokuratūrą. Kai katruos pridavė, kliūva nuteisė. Aha, tai čia įdomu, nes Lietuvoje labai mažai tokių atvejų, kad nuteistų stribus. Tai va čia dujai tik ir buvo. Tai pareiškimų žmonės rašė, reiškia. Taip, nu tai va, aš kai slapščiaus, tai jau kaip brolį nušavo, paskui jau šaudė, nesuradau jų tą būrę, kur iki pavasario. Taip slapščiaus namuos. Ir brolis vyresnis slapstė. Tai va, aš dar namo šitai parėjau, kur pakliuvo, žinai, kur lendi kino, dažnėna reiklojimą, kur Jo, grinai, kad nuo kariuomenės slapstytis, toks ir partizanavimas buvo pagrindinis.
Taip, taip, Be ginklų ir be jokio karinių veiksmų. taip. Tai paskiau jau štai varėjau šeštadienį namus, aš žinau, kad pirtį kurint, tai aš nuėjau, mamos nebuvo, ruošia tik gyvulius, aš nuėjau pirtin ir radau dar kaimynų danas, tas prausęs, tai tik, reiškia, jie neturėjo pirties, tai naudodavo pirtį. Nu, tai, jis dar kaip ir priklausė, kaip ir patys prie stribų šitų. Bet jis man žinojo gerai ir jis neišdavė nieko. Nu, tai, bet jam nepatogu yra nusteigimas, greičiai išbėga. Paskui girdžiu, kad ateina jau, girdžiu kalbą. Ir mama atsiveda, reiškia, girdžiu, kad ateina jau šitie stribai. Kai aš pirties rūbus savo tų striukę užmečiau, užlipau, tik elektros nebuvo, tada iš viso. Tamsu visur. Tamsu, ta žibalinė spinksulė tokia. Taip, duris pradarė, tą užpūtė, tada jai jau pirtin, sako, sako, čia dar stipraus galima žiauk tau. Ir sako, duokit degtukų, sako, užsidėkit, žiūrėkit. Mama nežinojo, kad aš. Tai taip drąsiai, sako, tai sako, ant anglių užpūskit, užsidėkit, sako, žiūrėkit, ieškakit. Nu tai tie, kai jau taip drąsiai, tai parėjai namus atėjo. Aš palaukiau, neateina. Tai aš slidau. Pro duris ir paskui kalnant tokia. Jau kalnai buvo, reiškia, nutirpdytas. Taip, sniegą išbėgau per sniegą, kalną atsitapiau, pažiūrėjau, ar nesivėja, nebėga tie. Ne, tai nuvėjau kaimyną atvartant. Tai gyvulių yra, tai kur sausio atsiguliau, pagulėjau. Ir naktis praėjo. Paklausiu, sakau, tenai, kai buvo, tai žinau, sakau, papasakos, kas tai buvo. Nu tai, žinai, kaimynė, sakė, bėk, sako, pas jums, sako, tai. Ir reiškia to kaimynė da iš pirties, kad užėjo pas mamų, pas mum da, tenai. Tai tie stribai užlaikė, jie neišleido. Nu ir tas kaimynas jau mūsų laukia, kada mama pareis, nepareina, eina ieškat. Jau stribai atmatė per langą, kad ateina. Sako, tai šitie ginklus jau pasitaisė, eik atidaryk. Tas ateina, ką čia sako, ieškau mamą, sako, čia savas. Tai tada mama jau, žinai, apsiraminė. Nežinau, kad žinojus, tai būtų jie supratę, kad aš pirtė, kai nematė, tai aš atėjau ir taip ir praėjo. O paskui, kai po to, kai jau išvėjo iš namų, nu tai tada akurat, kam tau žmogus reikalingas. Nieko, kur nenori, nieko ne. Ieškojau pas giminę. Pas vienus nuėjau, tai matau, kad jie nenori. Paskui nuėjau pas kitus tokias, kur žinojau, kai jaunas, jėgos tvirtas, kai sako, tai aš jau kur ėjau, tai ir žiemą sniegą, kai ir visų per laukus keliais nevaikščiosi. Nuėjau pas kitus, pas tokias Andriūnus. Man irgi giminė. Radau savo vyresnį brolį, pasišlapstęs. Oho. Nu tai mes atvedą daug, jau jaunimą susidarė, tik kartom lošė. Mes jums pečiaus užlypę su broliu kiek pašnekėjom, prabuvom. Tas mūsų giminaitės dėdė Kipras išvažiavo į Rokiškę turgų dieną. Mes jį pardėjom, prabuvom.
Nu ir kągi, tada pradėjom galvojom, tas dėdė mūsų parvažiavo, ir jis sako, nu, mes esam 5 metais, mūsų sušalys, gerai, sako, šiandien mes abu tai tvarkam, dar berniukas jų, toks, kad 10 metų už toks važinė, tas laukia, žinai. Paskui jis sako, va, sako, tai va, vienas, sako, sušaudė, va, sako, ir kitą. Tai aš tada, kaip daugiau, nu, iš to klojimą šažutvartą į pakalnę, į ežeras, ir to ežeras jau dar ežerą nuėjus. Taip atsitapiau, kaip meškeriotojas. Taip pažiūrėjau, nesyvėje. Ir tu pašaudė, aš tikėjau, nu, kaip stribai šauda. Taip, paskui pasipuvau, sakau, grįžti čia atgal pažiūrėti. Kaip brolis, turėjau aš liktai ją buvo pataisyti į dokumentą, kad jis išliko nešė. Sakau, gal jau pažiūrėti, ar jį paėmė, ar nesenai yra. Grįžau, šiandien nuėjau, man tik dešras gabalų, bėg, sako, jį įsivedė, sako, striba. Na, sakau, eit reikia namus pranešti, sakau, kad ar jam nuvežtų valgyti ar ką. Parėjau namus, pažiūrėjau, jau kokią lindau namus, pasislėpiau. Rytą pranešė, kad, sako, brolius sušaudytas laukia. Sušaudytas? Jį sušaudė ir kito kažkokį tai paėmė. Striboj sušaudė. Šiaip be teismo sugalvojo ir sušaudė. Taip, ir jokių teisų nereikia. Jis buvo šaulys, ginklą turėjo, bet jau užeidavo rusai. Matydavo, žinojau, taip paskui pavasarį. Tai čia 43 žiemą. Taip, o pavasarį paskui išėjau su kitu, bet būžintinai. Tai jau Kutaros išvažiavo šitai. Mes vykam tik gyvenime iš tos stovyklai. Ar išvažiavo, dar tėvai save pasiieško, kad ir tik tai naktį girdėjau, kad jau taršką, reiškia, sušaudė, stribai. Atsitraukia, man paskui sako, tėvai, reikia su kulkosvaidžiu, sako, jeigu sako, jis sako, dėl simų, sako, gerai, nu ir nuėjau, bet vis jau nesivyja, rytą jau anksti ėjo jau būrys, čia mūsų stovyklas link. Nu tai tad kaip davė, tai tada gal 4 skirybus sušaudė, pakloja mūsiškiai. O mūsiškiai tai vienas buvo sužeistas tik tai. Nu tai paskui atsitraukėm Latvijos miškus, tada buvom. Iš Latvijos vėl Lietuvon perėjom. Žinai, po karas pasibaigęs buvo. Bet stribų kiekvienam kaimelį buvo prisileisę daug. Ar ne Lietuvoje? Kad ir mažas kaimelis, vis tiek stribynas buvo užveistas. Taip. Sistema stribų veikia. Tai va taip ir paskiau legalizavau. Matau, kad vis tiek čia Jokios išeities nėra. Tikslo nėra, čia jau išeities nėra. Ginklų nėra. Kur gauna ir iš kur. Ką ten, šovinių nėra vis tiek, kad ir gauna. Kur praėjo frontą, praėjo, kažkur gauna, ginklų nėra. Kokia. Visgi rusų kariuomenė
tai apginkluota. Taip, nėra su kuo kariauti. Neįmanoma. Tai va čia da Antazas miške Šile buvo rudenį. Dar va, prieš tai kaip namuose aš jau tam pakliuvęs jau. Tai buvo Mauristatinai šitie rudenį. Tai lapkričio kalbėjasi, tai žinau, kad tai mūšys kaip prasidėjo iš ryto, tai iki vakaro tęsėsi. Čia 44 jau. Taip, tai tenai jų daug pakloja. Rusų. Vienas Dar žuvo. vienas. Rusų jų kariuomenės buvo ir stribūtų, žinai, jų gerokai jų pakloja tenai. Vaikai netriukšmaukia, čia įrašinėja. Einam iš čia. Einam iš čia. Nors buvo griežtai saugomos, jau taip kaip Lukša ėjo per sieną, buvo sunku pereiti turbūt, be ryšininkų. Jau taip iš šiaurės Lietuvos mažai kas bandė 44-ais eiti per sieną, per frontą. Sunkiai jau. Neįmanoma. Jo. Neįmanoma. Čia tų žaislų, tų vaikų, tai Nes Lukšos grupė tai eidavo 49-50 dar metais. Taip. Jie ėjo. Tai, va, Ir kartais grįždavo. Tai va tenai tada tom Šile po tą mūšę, tai jie įsidalina į dvi grupės. O tenai buvo nemažai partizanų, buvo didelis būrys buvo. Paskui matau, kad reiškia gali. Tai vieni toks Streikus Juozas. Ir tai tėvas Antanas buvęs savanoriais Vyties kryžiaus Kaulėdžis, daktato 18 metų Oho. savanoriais buvo. Nu tai šitie grįžo į Antazvės pusę. Jis pagalvojo, sako, čia gali būti mažiausia apsauga praeiti. Tai jie praėjo ir gerai. Kad ir jie kitus, tai paskui kariuomenė gal daugiau pritraukė. Nu tai juos spaudė, išvarė ant ežerą, kai žiemų. Aš žinau, paskui tai iš lėktuvo tenai užskrydė. Bombardavo. Kur nebombardavo, bet už kulkosvaidžio. Už kurūzniko. Tai va. Žemai skrendant. Daug žuvo tenai. Čia tas Streikus ir buvo, ir ją paimti niekaip negalėjo. Tai buvo ją prisiunti iš Maskvos, jo agentų, žinai, kad užverbuotų jos, kad prisiviliotų. Taip. Streikus reiškia. Jis jį paėmė, išsiaiškina ir privertė dar kitų įsišaukti. Ir abu juos užšaudė. Tai jau negalėjo paimti niekaip. Paskiau tai jau kalbina, mata, kad jau nieko vis tiek čia baigės. Nu taip, žadėjo jiems dovanojimų, tai visą ką, bet priėmė, žinau, kada aš kai grįžau iš lagerio, tai dirbau prie elektrifikacijos, žinai, kaimo elektrifikacija. Tai dažinau, tas Juozas buvo atėjęs ieškąją darbą. Tai aš jį priėmiau, aš daugiausiai pro elektras pastačių montažą. Ten Antazavėj kažkur jo? Tai ką? Antazavėj kažkur jo? Ne, čia prie Vilniaus. Ai, prie Vilniaus jau dirbo. Jo, čia Vilniaus rašte. Na tai dirbam, paskui aš jau išėjau, kitur jau dirbti. Kai parsivežiau šeimą, čia pradėjau dirbti, gamyklą įsitaisiau. Naujoje Vilniuje čia. Tai jį palikau. Tai paskiau jis dar buvo, jau jis buvo, dirbo, jo brolis, tai nežinau, kur dirbo. Jis tai kabelių fabrike
šitą pabradėje dirba. Tai jie į juos areštavo vieną dieną abudu ir nuteisė tą Juozą mirties bausmę, nuteisė Streiku. Zydorių tą brolyje 17 metų. Bet jis atbuvo grįžo ir gal porą metų ką kitą pragyvena ir mirė. Tai va. Baisios Tai jau istorijos. Visi, kaip saka, pažadai visakas. Tai jau žinojo ir partizanai apie pažadus žinojo jie. Taip, taip, Jau jie ir iš bunkerio nelysdavo, dažnai susisprogdindavo, taip. kai ten visokių pažadų žadėdavo jie. Tai da ta Juozas, kai stoja, tai buvo į Maskvonis iššaukė saugumą. Oho, Pažiūrėt, kas per žmogus. kad taip ilgai išsilaikė. Taip įsivaikė, jie negalėjo paimti. Iki kelintų metų jis išsilaikė streikus. Nu, iki 50, gal kokių 4-5 Oho, metų. oho, Ja, tai sunku, ilgai taip. taip, Bet jis jau aktyvių veiksmų nieko nedarė, tik šiaip slėpėsi turbūt. Ar dar kažką tai... nu taip slėpėsi. Tik grinai, kad slėptis. Gal kai katruos, kur kas paskundė, kur Nu, kokios ir likviduodavo. nu gal. Tai Nu čia gerai istorijai, reikia viską fiksuoti ir su pavardėm, su datom, su vietom, tada tas archyvas didėja ir tikresnė istorija darosi. taip, taip.